įspūdingas darinys. Galima čia pabraidyti. O, valio. Čia jau. Vis tiek užsidirbau ir pritraukė biškį puodą. Trankam konkorėžius, eisim virti makaronų kokių. Alaus turime estišką paragauti. O, 100%. 5 rytas šiandien. Labas rytas. 5 rytas. Jau daromės panašus į tokius, žinai, miškinius. Pasidažysim, tada pasisveikinsim iš naujo. Taip atrodo vėliava 5 dieną. Operinė nuo lietaus ištirpa. Ištižo visą. Miegojom tokioj gražioj vietoj. Labai daug erkių, jau 2 radom ar 3. Va tie lapuočiai iškart savo daro. O gal jau žino, kad čia kempings nemokams ir žmonės nemokami. Bet gal ir gerai, kad ne ant jūros krantą biškį galvos pailsėja nuo ošimo. Kaip greitai užžiūrė, mes tik konstravom balionėlį. Kavos laikas. Aš tikra moteris. Dažaus, darau valgyt kavą gerai. Perkeliu virtuvėlę čia. Nes labai vėjas pučia. Ta dainytė labai gerai, bet ta neuždaryta. Arbatai virti, tai tam puodui labai gerai. Reik bulvės gal sudėti. Vis tiek užsidirbau ir pritraukė biškį puodą. Rytinių darbų per daug vienu kartu. Viskas, košė išvirta, galima eiti valgyti. Šiandien košė paprasta, kažkokia makaliošė. Dėl to, kad parduotuvės vakar neberadom. Nu čia tokiu maršrutu važiuojam, kad su parduotuvėm žiauriai sunku. Nei vandens, kažkokie suvenyrai yra ir viskas. Tik ką mums tie suvenyrai. Nei vandens, tai čia gerai, kad tam kempinge, kur yra free vandens buvo. Ir tualets, ir vanduo, viskas yra. Einam valgyti košės. 5 pusryčiai gamtoj, bet jau matos užtinims. Labai gerai miegojau, bet tas palapinės miegs ar gamtos vis tiek duota savo užtinimą, patinimą. Nieka, įsivažiuosim kaip nors. Tokiuose kelionėse geriausias daiktas yra striukė pakinė. Nėra šalta, bet vat ant maikės susimeti labai gerai. O vakare, kada eini miegoti, kad nereiktų vežtis pagalvės, tiesiog pasiėmėm užvalkalus. Mano tai va gražus su drakonu. Sukišam ją į tą užvalkalą ir gaunas kaip pagalvytė. Liuks, miegmaišiai žiūn. Viskas žiūn. Šiandien tokia poilsinė diena, biški ramesnė. Oras labai geras, eit reik pavalgiam, bet kad nemaloniausias dalyks kelionėj susiplauti bliūdus ir viską susikrauti. Einu vandens, turim tokį bačioką, iš jūros galima pasisemti ir parsinešti. Mes tikrai miegojam prie jūros. Rami šiandien gražuolė. Reikia eiti iki to apžvalgos bokšto. Čia, kur mes apsistojom, yra kažkoks pažintinis takas. Ir jis rodo prie kiekvieną medžią, va, kažkokius tokius. Čia šermukšnis, bet jis nudžiuvęs. Va, vėl kitą lentelę priekį. Ir škėtražas guli žmonės ant kranto. Čia pažintinio tako, va, takelis veda iki bokšto. Man tai tie bokštai tokie nelabai. Oi, man pavyko, bet taip nejauku. Nieko čia ypatinga. Širdis tai tabaluojas. Ten kažkokios turėtų būti salos, va ten sala.
Man širdis iškris ant jūros kranto. Aš su to aukščiu niekaip nesusidraugauju. Geriausia ant žemės. Norėčiau kojas sušlapti. Šiandien gal irgi bus gera. Svarbu pūkinė striukė, rasti parduotuvę, vandens, tai viskas bus gerai. Kelionė tęsis, nuotaikos geros. Dabar tik turim pirmyn varyti, nes pirmyn namai. Šiandien visai chill dieną, nusprendėm pailsėti. Tai atvariu vandens, bet va pumpuoti reiks su šitokiu ir aš viena. Nu, bandysiu, gal pavyks kas nors. O, valio, man pavyko. Bet jau striukės tai nebereik, visi šlapia. Man pavyko! Kas sugalvoja tokį kraną? Hai. Eik čia. Kam. Eik. Čia, ateik, eik čia. Jis įsigandęs yra, matai. Eik čia. Čia, kam. Hier. Koks tu esi? Eik čia. Atvažiavo žmogus su kemperiu ir šuniuką atsivežė, pats išėjo į mišką, o šuniuks pirms parbėga, be pavadėlę. Jau nusikalęs, jis laksta. Sprendėm pajudėti, varom iki parduotuvės ir į pajūrį atgal. Kempingui ačiū nemokamam, labai miela ir malonu į kelią. Kiek valandų dar? 6 vakaro, 6. Stotelės jau su stogais. Pabodus kelias. O užsmirda grynų Joniškių, tom sako, mes namo važiuojam, nesvarbu, kad aš tukytę su biškiu. Bet kaimo kvaps mūsų yra. Vadinas, reikia linkme varom. Varom pardės ieškoti. Garmins perspėja, kad artinas Udra. Tikiuosi ne ant mūsų. Liuks, ne, iš tos pusės. Greičiau parodykim šaikai krioklį. Nu, gražus gyvybė. Visas tai geras. Bet gerai, kad bėg vanduo, atsargiai neiksi kaip arti. Ten moteris fotkina. Galima čia pabraidyti. Kvapą čia gali palysti. Jo, gali. O, leidžiamas. Čia kokie tie visi. Belekas. Belė kokia žemė. Nu, įspūdingas darinys, šakės. Iš tokių valuitų žemė padaryta. Va, čia yra nuotraukos žiemą, kaip gerai atrodo. Įsivaizduoju, čia jis visas būna aptvinęs 60-70 metrų ir 17 metrų. O, vos neprigriau. Jagala juga. Va taip, bizi diena tokia. Visą dieną protingėjom, vakare sugalvojom vis tiek išjudėti, nes reikia iki pardės. Nes maisto atsargos baiginės. Nes kai guli, tai ką veiki, valgai ir guli. Op.
takelis perein. Vat kai davažiuoji kažkur tokių arčiau jau Taliną, prasidėjo gražus labai takeliai. Miško takeliais, viskas išeksfaltuota, dvirtakių jau pilna. Gal rasim tas pavestinės su elektra free. Nu įdomu. Tai va, pajudėjom, aplankėm Krioklį. Krioklis labai įspūdingas. Dabar varom atgal į paplūdimį. Šiandien diena bus mažesnė minima. Bet vis artėjom prie Talino. Tai jau rytoj. Jau bus rytoj Talinas. Nu, kai bus, tai bus. Žiūrėsim. Manau, kad tokiu laiku čia viskas bus tuščia. Krynė ant jūros krantelio. Bus šiandien dviračiai jau priparkuoti. Ta žolės lysimi bus labai gerai. 5 dieną baigiam. Tai dabar noriu parodyti, kaip vėliavos atrodo. Paklijavom, suklijavom. Kitą kartą, jeigu pirksim tik medžiaginės, jokių būdų popierinių. Dabar noriu parodyti, ką vežamės, kaip atrodo dviračiai. Čia yra miegmaišis, kilimėlis. Čia yra greitam naudojimui irgi kilimėlis, maistą biškutį ir aš vežuos dar rankšluosčius. Nu, tie daiktai čia biški persibazuoja. Čia labai gera vieta yra agurkui, tapkiam. Pas mane yra 2 gertuvės apačioj, čia visokie šudniekiai valgymai, kitoj pusėje irgi tas pats, čia va vaistai, lūpdažiai, čia gertuvės 2 priekį. Aš vežuos termosiuką, o toms vežas paprastą puodelį. Čia yra 2 maišai daiktų, mano technika visokia ir greitam reikalui kokie nors. Pas mane palapinė, labai gražiai telp dar vandens butelis arba bulvių, lietpaltis ir viskas. Gaila, tik nežinom kiek čia. Tai labai gerai, kai dviese keliauji, toma va toks puodelis, krioksai, vėliava, miegmaišis, kilimėlis, čia ein 2 striukės pukinės superinės. Ir kas dar palauk pasiein. Ai, hamaką dar turim, tai va gal pasikabinsim čia šiandien. Irgi va, saldainiukai, šudniekiukai, rem komplektai, 2 gertuvės, rūbai, virtuvė, technika, visokie laidai, purškalai, piniginės ir vėl rūbai. Tiek mūsų daiktų, bet visko užtenkam. Ir va, saulėlydį šiandien pamatysim. Smagiausias darbas nurinkti konkorėžius. Nori, kad naktį minkšta būtų. Renkam konkorėžius, eisim virti makaronų kokių. Alaus turim estišką paragauti. Degustacija bus. Paėmėm 2 rūšių alaus. Ir svarbiausia, va, žiūrėk, kokį tau paėmiau. Bet čia yra... IPA, ne? IPA, jo, aš pasėmiau kažkokį... Čia ne IPA. Ne IPA. Tai rašo ne IPA. Sakų porterį. Mailma, maistet kažkas. Buvo su kažkokia blondinė, bet... New England IPA, naujos Anglijos IPA. Nu, apynius nupiešt. Oi, apgaravo visą kamerą. Salutos čia, makačelinas. Višta paruošta. Saulė leidžias ir va ten laivs plauk prie saulės. 11, mes kai visada naktibaldos daromės. Saulė nusileido, dabar tik košį išvirėm. Mes dar nemiegam. Garsas geras. Nu kažkokį sakų porteris. Porteris tai turėtų būti juodas. Nu tikrai juodas. Oi, koksai juodas. Porteriškas. Nu, užrydė nuo Stalinai, kad būt gersos. Tai tuo ir baigsim. 5 dieną nuotikiu pajūrį. Čia jau Labanas. Tai 7 laipsniai tau kapitą. O Jėzau, man, tai aš tik tai sugebu išsirinkti. Nežiūrėjai laipsnis. Ne.